Pastebėjau, kad saloje yra daug neatliktų darbų. Štai reikia sumedžioti kokį retą gyvūną, iš kurio odos lyg tyčia galiu pasigaminti man taip reikalingą krepšį arba piniginę. Tai reikia nugalabyti kokį piratų vadą, kuris nebuvo toks geras šiemet. Vos tik prasidėjo nauji metai, o sala pilna nusidėjėlių, kuriems švento rašto tiesos dėja, bet nežinomos. Šiaip ar taip jau praėjo nemažai laiko, o aš tik leidau dienas pėdindamas miško takais, medžiodamas nekaltus gyvūnus ir valant salą nuo nelemtų piratų gniaužtų. O štai jie savo ruoštų čia jaučiasi pernelyg svetingai, lyg termitai. Aš mėgstu save laikyti gana humanišku žmogumi, nes tikiu, kad kiekvienas gali pasitaisyti. Tačiau kiekvieną kartą pamėginus užmegzti pokalbį su šiais piratais, jie į mane pirmiau paleidžia kulkas, o ne rišlius sakinius. Suprantu, kad kalbėtis apie jausmus nėra lengva, tačiau čia jau visai kitas lygis. Šiaip ar taip galiausiai nusprendžiau, kad pats laikas būtų susipažinti su šios salos vietiniai žymybė, kuri galėtų man padėti surasti draugus. A brave joke in the face of death. Fine one. I'll give it back to you, but I cut it off. Thought you liked jokes. Wow. Yes, Citra saw the fire in you. And what does she mean, bring her what has been lost? Drink, and you will find an answer. Is this stuff dangerous? You are speaking out of fear. Do you desire the power to save your friends? Yes. Then drink. Čia tik žaidimas, tad išgersiu viską, ko tik tai man duos. Tačiau realybėje patekusi tokią situaciją, kai menkai pažįstami žmonės siūlo arba net spaudžia jūs ką nors suvartoti, niekada to nedarykite. Vienintelis keistas viralas, kokį kada gersiu, yra močiutės kompotas ir tai viskas. Visada būkite atsargus, nes jūs gali apsvaiginti ir nusibaigsite kaip aš. Tropinėje saloje darysitės nekokybiškas tradicinės tos vietos gyventojų tatuiruotes, vaikysitės po šabakštynus abejotinos reputacijos piratų vadus, kuriuos dėl nedorų priežasčių privalai palydėti iki pomirtinio pasaulio, būtent naudojant peilį ir nedrįsk pasinaudoti ginklu. Taip pat klausysitės, kaip jums nurodinėja įtartina moteris gyvenanti džiunglių glūdumoje ir verdanti keistas mikstūras, kurias dalina tokiems kaip tu į kairę ir į dešinę. O ką jau kalbėti apie nuolatinės apsvaigimo sesijas nuo neaiškių medžiagų, kai haliucinacijose matau savo draugus ir visi vietos gyventojai tai kažkaip laiko ypatingų ritualų. Haliucinacijoje pamačiau keistą peilį, o tuomet atsibudau prie savo mylimos antros pusės gražaus veido. Manau, tai miela. Juokauju, tai tik Denisas, nieko čia gražaus, jis vėl man daro tatuiruotę. Neaiškių medžiagų paveiktas ir vis dar sutrikęs buvau išleistas tiesiai į džiunglių gilumą. Tikrai logiškas ir saugus sprendimas. Vienaip ar kitaip atradau šioje vietovėje gyvenantį lietuvį, tačiau jis kalbėtis nelabai norėjo. Vietinėje smuklėje nusprendžiau, kad turiu pernelyg daug pinigų, tad prisėdau supliekti kortų partiją. Neilgai trukus pamačiau, kaip pro duris įžengė ne kas kitas, o vyras su baltu kostiumu. Nesu tikras, kokia šiandien diena, tačiau dėl jo kostiumo suvokiau, kad greičiausiai sekmadienis. O štai aš nebuvau bažnyčioje, man pasidarė tikrai gėda, tad tyliai nusekiau paskui vyrą, nes galbūt jis mane nuves į artimiausią bažnyčią. You have 10 seconds to tell me who you are before I remotely detonate the C4 under the table and this whole place explodes like a pop bottle. Jesus! I doubt it. 5 seconds. Labai liūdna, tačiau vyras įžengė į pašiūrę, kuri nepriminė maldos namų, tačiau galbūt jis ne katalikas, o baptistas ir mišios vyksta čia. Taigi, užėjau vidun. Jason. What are you? Some kind of spy? I'm not gonna confirm or deny that. Anyway, here's the gun. Wow. Thanks. That's what I like to hear. Don't forget the boat. Nors mes nesame pažįstami ilgai, negaliu nepadėti draugui tikinčiajam bėdoje. Jo švarus kostiumas leidžia man daryti prielaidą ir apie jo ganėtinai švarę sąžinę, kokią galima turėti tik po išpažinties bažnyčioje. Taigi, aš ne tik juo pasitikiu, bet dar ir atliksiu pavestą darbą, kuris nėra jau toks ir sunkus. Remiantis šventojo rašto ištrauką turėsiu įvykdyti teisingumą. Vyro duota ištrauka yra iš kunigų knygos. Cituoju, sukapotas dalis kunigas išdėlios draugė su galva ir taukais viršum degančių malkų ant aukuro. Tada kunigas atnašaus visą, paversdamas dūmais ant aukuro. Tai deginamoji auka, malonaus kvapo ugninė atnaša.
Nors ir nelabai pozityviai skambantys žodžiai, tačiau tai Dievo žodis, negalima prieš jį prieštarauti. Taigi padarysiu viską, ką galiu, nes piratai vis dėlto nusipelnė atsakyti už savo nusikaltimus. Net Biblijos neskaitę žmonės žino, kad nusidėjėliai keliauja į pragaro liepsnas. Tad kam čia prokrastinuoti ir atidėti ugnies kančias į pomirtinį pasaulį, kai tai galiu pradėti tiesiog čia ir dabar. Blow up that boat! That's one down. That's it. I'm out of here. Po tokios užduoties nusprendžiau, jog per mažai piratų buvo nubausta, todėl nupėdinau link artimiausios stovyklavietės ir gerai pamokiau kelis nedorėlius. Daug ką pasakoti, deja, bet nėra. Nuplaukiau link piratų stovyklavietės ir leidau savo išlaisvinti kūrybiškumą. Viduryje mūšio lauko tipiškai pasidariau kelias tatuiruotes, kurios reiškia, jog dabar moku žudyti žymiai efektyvesniais būdais. Ne viskas ėjosi taip, kaip suplanuota, nes pagal planą turėjau išjungti aliarmą. Bet lėtai iš eilinio miestiečio aš tampu tikra žudimo mašina. Vien naudojantis peiliu galiu patiesti ant žemės bene visą piratų armiją. Tad jeigu ir atvyks pastiprinimas, man nei motais. Kuo daugiau draugų, tuo smagiau. Užėmęs stovyklavietę pagalvojau, kad jaučiuosi nepakankamai vyriškai. Kas geriausiai įrodo, jog esi tikras vyras. Niekas kitas kaip tik nekalto, bejėgio ir įkalinto narve gyvūno nužudymas. Tikrai pasijutau geriau. Išmokau dar kelis naujus įdomius būdus, kaip žudyti piratus ir tada linksmai nušokavau pas savo draugą tikėjime baltu kostiumu. I love the flamethrower. Those Germans, what can I say? They know how to light stuff on fire. Ilgai šis ponas burbėjo man apie savo gyvenimo planus, kol galiausiai pagaliau gavau naudingos informacijos. I'd like to pay them a visit. Nice to see you, boss. Better make your way to Barristown. I bet Oliver's on the manifest. Who has it? I'll tell you when you get there. I gotta keep on working. See yourself out. Overlooking the pond. You can see the center of the village. Don't be detected. Till he leaves. Otherwise, he'll make chicken chow mein out of your friends. I want it to be clear that anyone who helps those savages out in the woods will end up like our friends here. Is my point coming across? You! Run! See a guy in red dress? In the middle of the mine? Point me! Have fun, boys! That's our man. Go in and extract him. Are you nuts? He has the transportation manifest that will lead you to Oliver Carswell. It'll be encrypted, but I'll decode it if you snap me a picture. Oh, shit, Ollie. Gotta save this guy. Eilinį kartą tipiška situacija. Taigi man tikrai nėra itin didelio reikalo aušinti burnos, nes darau tai, ką moku geriausiai. Žudau be jokių emocijų ar gailesčio jausmo. Agent Willis Huntley asked me to extract you. He said you could help me find one of my friends. Tell me where Oliver is. No, I need to go to the village now. Išgelbėjau žmogų, kas man tikrai ganėtinai reta. Taip pat vidury kovos lauko pasidariau kelias tatuiruotes. Nieko nėra kiečiau už tai. Jaunas vyrukas su alaus presiuku netikėtai nusprendė, kad norės grįžti namo pavalgyti ir aš turiu jį palydėti. Ta ir padariau. Atpėdinus iki minėtojo pono namų, jis turi naują užgaidą. Turiu jį saugoti nuo piratų, kol šis valgys. Tik tuomet jis man duos specifišką dokumentėlį, kurio man mirtinai reikia. Žinant mano puikius žudimo įgūdžius, tai nebuvo sunku. Great, finally. I'll take a picture of it for Willis. Po tokios įtemptos kovos nusprendžiau išsimaudyti upėje ir tuomet atsiimti dar vieną piratų užgrobtą stovyklavietę. Turiu pripažinti, jog pradedu matyti save kaip patį protingiausią ir galingiausią šioje saloje, nes pats vienas sugebu išskersti iki dantų apsiginklavusius piratus. O ką jau kalbėti apie tai, jog sugebu vienu švirkštu į veną susigydyti krūvą šautinių žaizdų. Kai ką pasakysiu, myliu gyvūnus, tačiau ko tik nepadarysi dėl pinigų.
Pasigriebęs darbą nuo vietinės skelbimų lentos, sumedžiojau baltapilvį tapyrą. You're too late. Convoy's next stop is the fishery. The pirates are moving Oliver to a chopper there. I've got to get a vantage point before that exchange happens. Kad ir koks greitas būčiau dėja, bet pavėlavau į savo itin gero draugo gelbėjimo misiją. Man liūdna, tačiau nusivylę savimi pradėjau skubėti kiek įkabindamas, kad tik galėčiau jį išgelbėti. Kur buvęs, kur nebuvęs atskrido sraigtasparnis ir pagaliau turiu galimybę įrodyti savo, kad visas šis masinis gyvybių atėmimas nebus perniek. Itin lengvai pridengiau savo bičiulį kulkų lietuje ir tuomet šokau pas jį į valtį. Thanks for saving me. Hey, nice tats, man. Ollie, let's get out of here! Nors su kiemo draugais prisižaidžiau gaudynių į valias, piratams tai nei motais. Jiems gaudynės yra šventos, lyg koks krepšinis. Saved me. And they're putting the screws to my dad. He was about to give them a ton of money. Ollie, you would have been sold right into slavery afterward, even if he'd paid. Shit. I know you, Ollie. You're stronger than you think. Come with me. I have someplace safe to hide you. I found Oliver. Ollie! Hey, girls. It's good to be So back. glad you're okay. Oh, I'm as high as a kite and the greenhouse is on fire. What kind of a place is this? Wow, this has got quite a kick. Does anyone want to have a puff before I put it out? I'm in. Hey, I'll be with you in a second. This place is like heaven. Hey, Jason, when you have a sec, can you come over here? I have something to show you. Hey. I'm building a cross for Grant. Thanks. Haven't really had time. We have to talk. We will. Just not now. Tikri vyrai problemas sprendžia nekalbėdami, bet girdami gerų daktarų išrašytus vitaminus. Ta ir padariau. Ir štai šiltas prisiminimas apie tai, kaip su draugais šokame baliuje festivalyje. Nuostabi sodžiaus vakaronė buvo. Keista, bet neatmenu, jog tai būtų tradicinis lietuviškas apdaras. Britku, ką galiu pasakyti. O čia dar britkiau, jauni ir nesusituokę, kol nepamatysiu vestuvinio žiedo ir įrodymo, jog santuokos sakramentas priimtas, tol net už rankučių laikytis neleisiu. You kissed her, her hands were on my ass, so the way I see it, she should pay me. Hey, we'll fuck you up. I'm not giving you shit, pal. Dude, can you chill out for a sec? Look, Riley, shut the fuck up and go get me a beer. You're acting like a pussy. What? Hey, bro, chill. Let's go back in. Hey, no more fights, you promised. As you wish. Con someone else, guys. Hey, big dude must pay. Fuck you, asshole. You think you're better than us? Yeah, I do. These are turf, not yours. Watch your back. We'll see about that. Tik norėjau jauniems ir meilės kupiniems žmonėms sutrukdyti reikšti jausmus, tačiau vienas mano draugas privalėjo prisivirti košės ir viską sugadinti. Deja, bet neįvykdžiau viešpaties plano. Great. Yeah, it just needs a little more love, but we're almost done. Hey, I got a crazy question. You won first place at that swimming championship this year, right? Yeah, 400 meter. What did it feel like, winning? Not afterward on the podium, but in the water when you hit the pad. Like I was really present. Like the whole world was me. You know, I never thought I'd be able to kill someone. The first time it felt wrong. Which is good, right? But now, it feels like winning. Are you okay? Yeah. Yeah. Thanks for the protection. This place is fucking Willy Wonka out. Now, if you'll excuse me, I have a fire to inhale. Catch you later.
Nors buvo įdomi diena išties ir išgelbėjau savo draugą, tačiau negaliu sulaukti, kai galėsiu išgerti stiklinaitę vandens, beskaitant Dievo žodį.